Rugsėjo 29 dieną Telšių krizių centre atidarytas susitikimo kambarys. Tai erdvė, kurioje vaikai gali susitikti su vienu iš besiskiriančių ar išsiskyrusių tėvų. Erdvė, kurioje siekiama atkurti ar sustiprinti ryšį su vienu iš tėvų. Susitikimo kambarys įrengtas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis. Apie projekto idėją ir jos svarbą pasakojo Telšių krizių centro direktorė Dalia Pušinaitė. Džiaugiamės turėdami galimybę atidaryti susitikimų kambarį, kuriame vyks susitikimai su vaiku ir vienu iš tėvų, jeigu šeimoje vyksta skyrybos arba šeima yra išsiskyrusi ir labai svarbu yra atkurti ryšį su vienu iš tėvų. Šis susitikimų kambarys privalumą turi tame, kad šioje erdvėje yra priemonės, kurios padeda betarpiškai užmegzti ryšį arba nutrūkusį ryšį atkurti su vaiku vienam iš tėvų. Yra priemonės, kurios tai padeda atkurti, kartu dalyvaujant ir psichologui šitose susitikimuose arba socialiniam darbuotojui. Projektas yra orientuotas į vaikus ir paauglius iki 18 metų. Tai pilotinis arba kitaip tariant bandomasis projektas, kuris bus vykdomas iki 2023 metų gruodžio 31 dienos. Į susitikimo kambario pristatymą atvyko ir garbių svečių. Tai Telšių rajono savivaldybės vicemeras Almantas Lukavičius, Telšių rajono savivaldybės administracijos tarp institucinio bendradarbiavimo koordinatorė Roma Mikalčienė, kiti garbūs svečiai. Atvykusiems buvo pristatyta ne tik naujovė, perkirpta simbolinė juosta, bet ir parodytos kitos Telšių krizių centre esančios erdvės. Tai ką, kviečiam įsikurti, užeiti. Saugi erdvė. Jeigu žmogus ar ne, vienas iš tėvų nori atkurti ryšį ar ne, stebint specialistui, manau, kad tai yra puikia galimybė. Nes tai yra erdvė ir ypatingai tada, kai yra šalia specialistas ar ne, užkirsti kelią barniams ar ne, kurie kyla ar ne, galbūt jeigu tėvai su vaiku susitinka ar vienas iš tėvų susitinka su vaiku ne institucijoje ar ne, tai šitas susitikimų kambarys, kuriame bus esant poreikiui, ar socialinis darbuotojas, ar psichologas, bus puikia galimybė užkirsti kelią antriniai traumacijai ar vaiko, ar vieno iš tėvų. Šio projekto tikslas ir buvo, kad vienas iš tikslų buvo, kad apie šitą susitikimų kambarį sužinotų kuo daugiau žmonių, ar ne, dėl to žmonės, kurie nori turėti susitikimus, to šeimos svarbu galbūt paminėti, ar ne, kurios išgyvena skyrybas, ar jau yra išsiskyrusios, kad jos gautų tą pagalbą ir jas nukreipti gali vaikų teisių specialistai, savivaldybėje pirminė teisinė pagalba teikiantys specialistai, atvejo vadybininkai, socialiniai darbuotojai. Kadangi dar kartą svarbu paminėti, ar ne, kad Telšių rajono savivaldybė užtikrina paslaugas, nes esame akredituota organizacija, kuri gali teikti psichologinę ir intensyvę krizių veikimo pagalbą šeimoms ar asmenims. Tai Telšių rajono gyventojai, kurie nori gauti pagalbą pas mus, ar psichologinę, ar socialinio darbuotojo pagalbą, ar turėti galimybę susitikti šitame susitikimų kambaryje, jie tikrai turi šitokią galimybę, nebūtinai jų santuoka turi būti registruota. Daugiau apie susitikimų kambarį bei kitas Telšių krizių centre teikiamas paslaugas galite sužinoti atvykę adresu Džiugo gatvės 6 Telšiuose. Taip pat informacijos kviečiame ieškoti ir internete kriziucentras.lt.